Sergejus Maslobojevas į korpusą kairę. Spyris į koją, keliu. Užsidengia nuo šios smūgio Stoika. Į korpusą Spyris. Stoika taip pat pabando, tačiau nepilna jėga. Bogdanas Stoika. Čia pabandė dešinę Bogdanas Stoika, tačiau Maslobojevas matė šį smūgį, krenta Stoika. Ir atrodo, turim traumą. Arba lūžis, arba trūko bicepsas. Viskas. Pirmajame raunde Sergejus Maslobojevas susitvarko reikalus ketvirtfinalyje ir keliauja į pusfinalį. Čia ateina pas savo buvusį priešininką, padėkoja už kovą. Pokalbis su treneriu Andriumi Šipaila. Ir visiems linkėjimai nuo Sergejaus Maslobojevo.